Sveiki visi, aš Marija. Gaminam. Mums prireiks česnakų, svogūnų, petražolių kotelių ir lapelių, salieros stiebų, morkų, čili pipirų, druskos, juodųjų pipirų, pomidorų pastos, tagliatelle makaronų, šamo filė ir alyvuogių aliejaus. Sudedam svogūnus smulkintus, česnaką, irgi susmulkinta, taip pat petražolių kotelius, smulkintus salierų stiebus, morkas smulkiai supjaustytas arba tarkuotas, jeigu patinka. Ir viską apkepinam. Įberiam čili pipirų pagal skonį. Druskos ir pipirų. Pakepinam viską, kol svogūnai darosi permatomai. Tada įdedam pomidorų pastos, daugmaž šaukštą. Pamaišom. Sudedam šamo filė gabaliukus. Sumažinam ugnį, uždengiam ir pakepam apie 15 minučių, kol žuvis suminkštėja ir pradeda trupėti. Išsivirsim makaronus. Užsikaičiam puodą vandens, beriam druskos, sumažinam ugnį ir sudedam makaronus. Ir verdam, kiek parašyta ant pakuotės. Susismulkinsim žuvį, išgriebiam makaronus, išmaišom viską, pasibarstom petražolių lapelių ir lekiam valgyt.